Sveiki visi, čia nardymo centras Diamond ir aš Virginijus. Daugelis narų klausinėja mus apie tai, kaip teisingai pasirinkti nardymo įrangą, ją prižiūrėti ir eksploatuoti. Daug klausimų sulaukiam apie plaukimo techniką nėrimo metu, nardymo teoriją. Taigi nusprendėm pratęsti savo YouTube kanalą, pasiūlydami jums ne tik tai po vandeniu nufilmuotus vaizdus, bet ir tokios teminius siužetus, kurių metu mes pakalbėsim apie tam tikrus dalykus susijusius su nardymu. Taigi šios dienos tema – nardymo kaukė. Kokios jos būna, kaip ją teisingai pasirinkti ir kaip padaryti taip, kad šitą kaukę tarnautų jums ilgai. Taigi nardymo kaukės. Kaip nepasiklysti šitoj įvairovėje ir pasirinkti būtent tai, kas tinka jums. Profesionalios nardymo kaukės gamybai yra naudojamas kokybiškas silikonas bei aukštos kokybės grūdintas stiklas. Rinkoje jūs sutiksit kaukės, kurios pagamintos iš skaidraus permatomo silikono ir iš neskaidraus silikono. Anksčiau tai būdavo tik tai juodos kaukės. Dabar jūs galite sutikti kaukės įvairių spalvų. Gali būti juodos, gali būti baltos, gali būti geltonos, mėlynos, raudonos, bile kurių spalvų. Šiuolaikinių kaukių spalvų įvairovė leis jums susikurti individualų stilių po vandeniu. Jūs galėsit savo kaukę suderinti su kitais įrangos elementais, tarkim su pelekais. Prie šito viso dar galėsit daderinti reguliatorių dangtelius bei žarnas. Prieš pasirenkant kaukės jūs turite atsižvelgti į sąlygas, kuriuose jūs žadate nardyti. Kaukės su skaidriu silikonu praleidžia daugiau šviesos, todėl juose jūs jaučiatės truputėlį jaukiau. Naras dėvėdamas tokią kaukę turi truputėlį didesnį periferinį matymą. Techniniai narai, žmonės, kurie nardo giliau, dažniausiai renkasi kaukės su nepermatomu silikonu. Intensyvios šviesos spinduliai, kurie pereina per skaidrių silikoną, turi tendenciją lūžti ir formuoti tam tikrus bliksnius, kurie truputėlį erzina naro akį. Taigi narai, kurie nardo giliau, kur naudojamas dirbtinas apšvietimas, arba atvirkščiai nardom ten, kur yra labai skaidru, ir ypač jeigu mes atliekam kažkokią tai veiklą, filmuojam, fotografuojam, arba užsiemam techniniu nardymu. Tuomet mes naudojam kaukės su nepermatomu silikonu. Kaip minėjau, nepermatomas nebūtinai turi būti juodas. Gali būti labai stilinga balta kaukė, arba bili kuri kita kaukė kitos spalvos su nepermatomu silikonu. Pardavimuose dažnai galima surasti kaukės, kurias kainuoja keletą eurų. Tai norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kad dažniausiai tokioms kaukėms pagaminti naudojamos labai pigios ir nekokybiškos medžiagos. Vietoj kokybiško silikono ten dažniausiai būna panaudotas polichlorvinilas, vietoj grūdinto stiklo dažniausiai naudojamas organinis. Tokios kaukės greit susibraižo, stiklas praranda skaidrumą, sionėlį sugrumba ir nebeatlieka savo funkcijos. Taigi kokybiška kaukė tikrai nekainuoja labai didelių pinigų, bet jeigu jūs ją tinkamai įsirinksit, tinkamai prižiūrėsit, saugosit, tikrai galėsit naudotis ją ilgus metus. Pagal dizainą ir formas kaukės yra pakankamai skirtingos. Žmogaus veidas yra pakankamai unikalus. Taigi norėdami nusipirkti kaukę, mes jau būtinai turim pasimatuoti, kadangi kaukė yra labai individualus dalykas. Prieš pasimatuodami kaukę mes turim prisiminti, kad mūsų veidas nėra statiškas. Mūsų užvaldo emocijos ir veidų išraiška gali keistis. Taigi, kai mes matuosimės kaukę, nepamirškim pajudyti veido raumenimis. Kai juda mūsų veidas, susiformuoja tam tikros raukšlelės. Jeigu mums kaukė netiks, tai pro tas raukšlelės bėgs vanduo ir nerimo metu mums bus labai diskomfortiška. Norėdami pasimatuoti kaukę, mes nesidedam dirželio, mes pridedam kaukę prie veido ir išsiurbiam orą pro nosį. Ir užlaikom. Ir nepamirštam pajudyti veidą.
gali apsimituoti, kad pas mus burnoje yra reguliatorius. Jeigu yra galimybė, galima pasiimti burdą tikrą reguliatorių. Arba pas mane dabar yra vamzdelis. Šitą kautę laikėsi ant mano veido. Neatšoko tuo metu, kai aš dariau įvairias grimasas. Niekur man nespaudė. Taigi šitą kautę man puikiai tinka. Aš ją galėčiau nusipirkti. Jeigu dėl kažkurių tai priežasčių kautė pastoviai krenta, jo nesilaiko vakuumas, vadinasi, pro šitą kautę bėgs vanduo. Ji neskirta jūsų veidai. Kai matuosime kautę, atkreipkim atskirą dėmesį į regos lauką. Vienos kautės suteikia platesnį regos lauką, kitos siauresnį. Įsirinkim tą, kuris mums labiau tinka. Pridėjus kautę prie veido, susiraskim kokį nors objektą ir nesukiodami galvos, pastebėkim, kada mes jį matom ir kada jis dingsta iš regos lauko. Tarkim, tai yra mano ranka. Dabar aš jos nematau, šito vietoj pamatau. Prisiminkim šitą poziciją. Užsidėkim kitą kautę ir pakartokim. Su praeitą kautę ranką aš pamačiau čia. Su šitą kautę matau ranką šitoj pusėje. Taip pat galim pasižiūrėti, koks regos laukas į apačią ir į viršų. Ir pabandinkim skirtingas kautės. Su šitą kautę matau iki čia. Su šitą tik tai iki čia. Į šoną šitą kautę mato va taip. Šitą labai panašiai. Į apačią šitą mato truputėlį prašiau. Kuo didesnis regos laukas, tuo geriau jūs matysit po vandeniu. Reikėtų paminėti, kad kurios kautės turi galimybę pakeisti paprastus stiklus į stiklus su dioptrija. Tai yra labai patogu tiem žmonėm, kurie nešioja akinukus ir norėtų gerai matyti po vandeniu. Tarkim, čia yra Skuba Prospektro kautė ir prie jos galima priderinti tokį komplektėlį. Tiesiog įsiema paprasti stiklai ir įsideda stiklas su dioptrijom. Kai jūs rinksite stiklus su dioptrijom, reikia prisiminti, kad vanduo maždaug kompensuoja pusę dioptrijos. Kartais galima išgirsti tokį terminą kaip mažaturė kautė. Kasgi tai yra? Čia eina kalba apie turį, kuris formuojasi tarp mūsų veido ir kautės stiklo. Kuo šitas turis mažesnis, tuo lengviau įstumti į kautę papulusį vandenį. Tuo didesnis ir platesnis regos laukas šitos kautės. Dažniausiai mažaturės kautės renkasi žmonės, kurie užsiema freedivingu. Bet tarp darų tokios kautės irgi yra labai populiarios. Kautės pagal savo konstrukciją gali būti rėminės, jos turi rėmą, dažniausiai jis yra pagaminamas iš kokybiško plastiko. Arba gali tokio rėmo neturėti ir mes tokias kautės vadinam berėminėm. Jos labai kompaktiškos, labai mažai vietos užima. Dažniausiai mes jas naudojam kaip atsarginės kautės. Na ir šiaip tai visai tokia puikia savybė, labai patogu keliaujant. Dar porą žodžių noriu pasakyti apie tai, kaip teisingai užsidėti ir dėvėti kautę. Visos kautės turi reguliuojamą diržiuką. Priklausomai nuo gamintojo, reguliavimo mechanizmas gali truputėlį skirtis, bet visi jie turi panašumą. Patraukus už dirželio galo, jo dydis sumažinamas. Paspausdus reguliavimo mechanizmą,
dirželį galima padidinti. Viena iš didžiausiai pasitaikančių klaidų, kurias aš matau, tai žmonės užsideda kaukę ir per daug perveržia tą dirželį. Jie bijo, kad vanduo bėgs, todėl kaukę labai užveržia ir sijonukas, kuris turi mus apsaugoti nuo vandens pratekėjimo, jisai nebegali atlikti savo funkcijos. Pirmiausia, kaukė spaudžia veidą ir vis vien praleidžia vandenį. Taigi, kad mums nerimas būtų komfortiškas, kaukę reikia užsidėti taip, kad ji prigultų prie veido, nebūtų labai stipriai prispausta ir nebūtų per daug laisva. Šiai dienai yra labai didelė kaukių įvairovė rinkai ir galima susirasti kaukę, kuri atitiks belio kurio žmogaus lūkesčius ir poreikius. Tai yra paprasta kaukė, du stikliukai, plasmasinis korpusas, tikrai nieko ypatingo. Tačiau galima susirasti pakankamai įdomių techninių sprendimų, kurie suteikia truputėlį išskirtinių funkcijų. Tarkim, viena iš tokių įdomesnių kaukių, yra tokia kaukė, kuri turi viduje įmontuotą vožtuvą. Šitą kaukę vadina sausa arba dry mask. Dėka šito vožtuvo labai lengvai pašalinamas vanduo, todėl viso nerimo metu kaukė būna visą laiką sausa. Kitas pakankamai įdomus sprendimas, jisai skirtas žmonėms, kurie turi tam tikras medicinės problemas su ausim. Taigi, tokia kaukė turi tokios kaušelius, kurie užsideda ant ausų, apsaugo ausis nuo vandenio. Šitie kaušeliai yra sujungti su kaukė tokiais vamzdeliais. Dėka šito vamzdelių slėgis kaukės korpuse ir ausies šitose kaušeliuose būna visą laiką vienodas. Dėka šito labai paprasta išlygyti slėgį ausise. Kaip pastebėjot, ant mano kaukių yra uždėti tokie neapreniniai dirželiai. Šitie dirželiai kainuoja keletą eurų, būna skirtingų spalvų ir atspalvių. Tačiau tikrai yra labai patogus ir rekomenduoju visiems įsigyti ir užsidėti ant savo kaukių. Lyginant su paprastu silikoniniu dirželiu, yra žymiai patogiau už jo paimti ir ypač žmonės, kurie nešioja didesnę šukuoseną, tarkim merginos, įvertint šitą privalumą, apsaugo savo plaukus nuo piešimų, kai mes dėsim ir nusiminėsim kaukę. Nusipirkus naują nardymo kaukę, ją reikia paruošti nardymui. Gamybos metu ant kaukės stiklų lieka silikono ir emulsijos likučiai. Ant šitų likučių kaupsis kondensatas ir kaukė rasos. Kad to nebūtų, tos likučius reikia nuvalyti. Tam naudojama speciali chemija. Yra tokie priklineriai, kurie specialiai sukurti tam, kad šitą emulsiją geriau būtų pašalinta. Mes tiesiog paimam, užlašinam ant stiklų, gerai patrinam šepetėliu, išplaunam vandenį. Po šitos procedūros kaukė jums nebeturėtų rasoti. Kai kur jūs galite rasti patarimą, kad galima atsikratyti emulsiją ir padaryti taip, kad kaukė nerasotų, pasinaudojus žiebtuvėlį. Šitas tas metodas veikia, bet aš nerekomenduočiau jo naudotis, kadangi tam reikia turėti pakankamai patirties. Šiaip kaukė paimama ir pradedinama iš vidaus, bet tą dalyką reikia daryti atsargiai, nes kitaip jūs galite sugadinti savo kaukę. Neturėdami patirties, nesinaudoti šitą metodą. Jeigu dėl kažkurių tai priežasčių jūs nespėjote įsigyti tinkamo antifogo, jūs galite pasinaudoti paprastais buitiniais dalykais. Tarkim, tokiais kaip dantų pasta. Kad išvalyti kaukę, mes paimam paprastą dantų pastą, užlašinam truputėlį ant stiklų, paimam dantų šepetuką ir netingėdami keletą minučių kruopščiai
paėdami visus kampelius, pakankamai agresyviai išvalo mūsų kautę. Dažnai klausia, ar mes jos taip nesubraižysim, tikrai ne, kadangi, kaip minėjau, profesionalios kautės gamybai naudojamas grūdintas stiklas. Po to galima kautę išplauti vandeniu, galima pasinaudoti indo plovikliu, tarkim, tokio kaip Feris, jis labai gerai nuriebalina ir po tokios procedūros šitą kautę jums tikrai neberasos. Prieš kiekvieną nerimą patogu su savim turėti specialų purškaluką antifogą. Papurškus ant stiklų taip pat susidaro plėvelė, kuri apsaugo nuo rasojimo. Tačiau, jeigu tokios priemonės su savim neturim, galim pasinaudoti senų narų metodu. Tiesiog prieš nerimą reikia į kautę truputėlį paspjaudyti, ištrinti, truputėlį praskalauti vandeniu, po to susidaro plona plėvelė iš selių, kuri taip pat apsaugo kautę nuo rasojimo. Tada galim nerti. Kartais taip nutinka, kad narai pameta savo kautę. Kad to dalyko neįvyktų, yra keletą labai paprastų patarimų. Taigi, jeigu jūs einat link nerimo vietos arba grįžtat iš po nerimo vietos, arba būnant vandens paviršiuje, niekad nedarykite va taip. Nors iš pirmo žvilgsnio tai yra labai patogu, tačiau taip uždėta kautė, jį tikrai labai blogai laikosi ant jūsų galvos. Vienas neatsargus judesys ranka, arba truputėlį didesnė banga ir jūs liksite be kautės. Kad kautė būtų saugi, nuleiskite ją va taip. Ir jūs jos tada tikrai niekad nepamesite. Dar kautę galima užsidėti atvirkščiai. Va taip. Taip uždėta kautė laikosi pakankamai tvirta ir jūs irgi jos nepamesite. Kad jūsų kautė tarnautų jums ilgus metus, nereikėtų teisingai sandėliuoti. Aš savo kautę laikau va tokiuose dėžutėse. Tokio dėžutė jūs dažniausiai kautė ir nusiperkat. Šito dėžutė jūsų kautė bus saugi ir apsaugota nuo įvairių smūgių ir galimybės būti sutraškyta. Dažnai, kai mes nardom, tarp nerimų būna daug narų, daug įrangos, kautė yra pakankamai smulkus nardymo įrangos elementas ir kad jos nepamest, galima pasinaudoti va tokiu būdu. Tiesiog mes savo kautę po nerimo galim paslėpti į peleko kišenę. Taip įdėta kautė bus apsaugota peleko ir jūs irgi jos nesutraištysite. Taigi, užbaigdamas pokalbį apie kautę, norėčiau parodyti kautę, su kuriam nardau pastaruoju metu. Vienas iš mano pasirinkimų tai yra šita Scuba Pro Devil kautė. Tai yra mažaturė kautė pagaminta iš matinio nepermatomo juodo silikono su tokiais išskirtinės formos stiklais, kurie užtikrina labai gerą matomumą. Ant šitos kautės irgi esu užsidėjęs neaprieninę juostelę ir esu uždėjęs va tokį prožektoriuką. Kautė labai gerai prigula prie veido, niekur nespaudžia, su ją man labai komfortiška, labai platus regos laukas. Jeigu dar daug ten, kur gilu ir tamsu, įsijungiu šitą prožektorėlį, jis tikrai yra labai lengvas, beveik nieko nesveria, tačiau farbuoja labai gerą koncentruotą spinduliuką, kurio pagalba labai patogu pasižiūrėti ar į kompiuterį, ar į kažkokį tai kitą prietaisą, ar pasižiūrėti kameros mygtukus ir panašiai. Kita mano mėgstama kautė tai yra Scuba Pro Steel kautė. Aš pasirinkau būtent tokią baltą kautę, jinai man irgi labai gerai prigula prie veido, tai yra taip pat yra mažaturė kautė.
Nepaisant, kad stikliukai yra ganėtinai maži, regos laukas yra pakankamai geras, kaukė yra balta, sukuria truputėlį stiliaus. Da ir kai aš dardau su grupė narų, tai iš karto įsistiriu iš visų kitų narų ir mane labai greitai ir lengvai visi atpažįsta po vandeniu. Bet šiaip tokia irgi labai labai maloni kaukė ir irgi ją naudoju gal jau apie metus pusantro, jį visiems galiu parekomenduoti. Tikrai puikus produktas. Taigi šiai dienai mes kalbėjom apie kaukės. Jeigu šitas siužetas patiko, spauskite laiką, prenumeruokit mūsų kanalą. Visiems saugių nardymų ir iki sekančio. Su jumis buvau aš, Virginijus, ir nardymo centras Diamond.